Gedimino technikos universiteto studentės Rasa ir Jurgita ateina laikyti egzamino, tačiau egzaminą jos laikys ne taip, kaip dauguma šalies studentų. Kaip studentės pasirengia egzaminui vertins ne tik dėstytojas, bet ir speciali universiteto mokslininkų sukurta kompiuterinė sistema. Ji pagal balso tembrą, akies vyzdį nustato studento žinių lygį ir jį vertina. Kokį šį semestro vidurkį galvojate turėti? Studentų žinių nustatymas pagal balso tembrą ar kitus biologinius parametrus pasaulyje naujovė. Kol kas sistema dar tyriama, atliekami bandymai, tačiau rezultatai stulbinantys. Koks mokymosi vidurkis buvo paskutinėjame semestre? Štai studentės Jurgitos žinias atlikus testą sistema įvertino 8,74 balo. Atsakiusi 40 egzamino klausimų, mergina buvo įvertinta 8,8 balo. Įvertinti žinioms universiteto mokslininkai pasitelkė ir kamerą. Ar žmogus žino atsakymą į užduotą klausimą, išduoda nerimstantis akių vyzdžiai. Jūs matote tą raudoną rutuliuką, kuris seka mano akį ir matuoja tiesiog vyzdžio diametrą. Ir priklausomai nuo mano psichoemocinės būklės arba reakcijos į pateiktą klausimą, mano vyzdžio diametras keisis. Dažniausiai pirmos minutės rezultatai, todėl kad paskui tiesiog, kai pateiktas klausimas ekrane, studentas perskaito tą klausimą, mes galime galvoti, kad pirmą minutę jis galvoja apie tą klausimą. Kadangi kitą laiką jis jau pradeda arba blaškytis, arba žiūrėti kažkur kitur ir mes jokios informacijos iš jo vyzdžio diametro neišgausime. Balsas, akys, prakaituojantis delnai, padažnėjęs pulsas. Žmogaus būsenos išdavikai, neleidžiantis nuslėpti, kaip jaučiamės. Ar esame nervingi, pavargę, ar nuobodžiaujam, o gal patiriam stresą. Universitete gimstančios technologijos pagauna kiekvieną išdavikišką kūno pokytį ir pataria, ką daryti, kad jaustumėmės geriau. Pas mus tyrimai buvo atlikti su studentais. Tiems studentams, kuriems nepatinka mokslas, gauna 5, 6, 7 vidurkis. Jeigu studentai mokslas patinka, studijos patinka, bent panelės iš grupės patinka, tai jau 7, 8, 9, 10 gaunasi. Tai reiškia, viena iš mūsų krypčių, reiškia nustatymas įdomumo. Jeigu žmogui neįdomu, kaip sakiau, dabar mes darom su virtualiom technologijom, kad jeigu mūsų technologijos nustato, kad žmogui neįdomu, tai turi keistis, ar užduotis keistis, ar žaidimas keistis, ar dar kažkas turi keistis, ar mokymosi skyrius turi keistis. Lygiai tas pats yra, jeigu žmogus yra pervargęs, tai tada, jeigu, tarkim, mūsų sistema parodo, kad žmogus pervargęs, tada jau parenka lengvesnį tekstą. Tokios technologijos gali būti pritaikytos ir kasdienėme gyvenime. Jeigu yra pas žmogus stresas, tai kyla spaudimai. Tai reiškia, mūsų sistema tokiu atveju pagal balsą, pagal akies vyzdį arba pagal balso parametrus gali nustatyti, kad, pavyzdžiui, pas žmogų kyla stresas ir, tarkim, stresas yra 30, 50, 80, 90 jau procentų. Ir tokiu atveju sistema nustačius tą streso lygį, tada jau sistema gali optimizuotai duoti jam patarimus, kaip mažinti stresus. Stresas yra nuolatinis palydovas žmonių. Tai tarkim, pas mus buvo viena paraiška pateikta, dar atsakymo negavo, kad reiškia mobilus telefonas, jeigu mes dabar šnekam, išmatuoja 40 balso parametrų, nustato žmogaus streso lygį ir, kaip sakiau, patarimus teikia. Tai faktiškai yra apie 5000 pasaulyje patarimų, kai, tarkim, sumažinti stresą ar padidinti darbo našumą ir sistema atsižvelgus į žmogaus individualybę, sudarius daugybę variantų, pasiūlo geriausius variantus. Kada tokios technologijos pasieks kiekvienus namus, laiko klausimas. Universiteto mokslininkai siekia gauti finansavimą, kad galėtų jas pritaikyti kasdienėms reikmėms. Kol kas jas išbando studentai. Naujovės gimsta ir studentų rankose. Šį robotą gebantį nuvažiuoti iki nustatytos vietos, aplenkti kelyje pasitaikiusias kliūtis ir parvežti iki 1 kilogramo svorio maišelį, sukūrė 2 Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto studentai. Pirmąjį fakultete robotą jie kūrė norėdami dalyvauti robotų konkurse. Nors startuoti nepavyko dėl gedimo, benderiu pavadintas robotas teisėjų buvo įvertintas. Kad robotas orientuotųsi aplinkoje ir galėtų vežti krovinį, studentai derino įvairias sudėtingas technologijas ir įrangą. Mes turim sonarus 5, kurie matuoja pastoviai atstumą iki kliūčių ir jeigu robotas aptinka priekį esančią kliūtį, tada jis priima kitokius sprendimus, arba pasuka į šoną, arba planuoja kitą kelią. Kelio planavimui taip pat naudojame keletą algoritmų. O pačią užduotį robotas
planavo atlikti taip, tai yra čia liežuvis, kuris nusileidžia privažiavus maišiuką, tuomet nusileidžia kitas liežuvis, kuris tą maišiuką paima, tik dabar negaliu pademonstruoti, nes robotas biškino karščiai išsilydęs ir jis tą maišiuką pritraukia prie savęs, tada pakelia šitą liežuvį ir vėl maišiuką pakelia į viršų. Čia taip pat turime jutiklius, kad jaustume, kada maišiukas paimtas, ar mes iš tikrųjų paėmėme, jeigu nepaėmėm, tada bandom imti dar kartą, kol galų gale robotas pajunta, kad maišiukas gauna signalą, kad maišiukas yra paimtas ir tada važiuoja atgal į finišą. Vienas iš roboto kūrėjų Karolis Stukas pasakojo, kad sukurti robotą ne taip paprasta, kaip gali atrodyti, o ir kainuoja jis nepigiai. Tam prireikė ne 1 mėnesio. Įranga jam pirkta ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Patys kūrėjai pripažįsta, kad pirmasis jų robotas dar tobulintinas. Kol kas jis pritaikytas tik vienai funkcijai atlikti. Tačiau studentai neslepia ambicijų sukurti universalesnį robotą. Štai šis robotas pavadintas Benderiu. Pirmasis, tačiau ne paskutinis studentų kūrinys. Jų galvose jau gimsta naujo roboto idėjos. Naujasis robotas bus tobulesnis, universalesnis, gražesnis ir galingesnis. Planuojam padaryti, kad tikrai toliau važiuotų, tai kadangi visa bazė bus visas didesnis, tai galės ir toliau važiuoti, taip pat planuojam ir algoritmus patobulinti, galvojam gal net nenaudoti kompiuterio, naudoti kitas technologijas, FPGA plokštę, visus skaičiavimus daryti tenais, nes norint padaryti, kad realiu laiku jis naviguotų, tai reikia pakankamai daug skaičiavimų ir tikrai galingo kompiuterio, kurio ne visada pavyksta gauti, kad uždėt ant roboto. Tai mums FPGA plokštė labai padėtų. Funkcija taip jau bus ta pati, tik tai planuojam padaryti robotą daugiau kaip modulinę sistemą, kad yra viena bazė ir mes tiesiog galime pakeisti jo dalis, tuomet galimės jo funkciją ir keisti. Kadangi mes turim roboto bazę ir lengvai galime pridėti ar tai ranką, ar tai tokią pakilimo sistemą, kaip čia yra, ar kažkokį kitą modelį, kuris atliktų kitą funkciją. Universiteto prodekanas Linas Butėnas svarsto, kad ateityje robotai gali tapti rimtai žmonių pagalbininkais. Jau dabar kai kurie, nenorėdami stumdyti dulkių siurblio, renkasi dulkės siurbiantį robotą. Kuriami ir kur kas sudėtingesni, įvairias užduotis galintys atlikti robotai. Tačiau kol kas jų kūrimą finansuoja ir jais naudojasi karinė pramonė. Aišku, po to tos technologijos atkeliauja ir į civilinį pasaulį ir tada jie ten gali pagelbėti. Yra visokių robotų kuriamų jau, kad ligoninėse gelbėtų, kad kažkokius pavojingus darbus atliktų. Bet aišku, dažniausiai tie darbai yra sudėtingi ir reikia, kad robotas ne šiaip galėtų, sakykime, ne vienodą teritoriją įdėti, kad galėtų susigaudyti aplinkoje, įvertinti visą, trimatę erdvę. Tai tokie dalykai yra sudėtingi. Kuriant robotus lyderiai japonai, daug juos investuoja Jungtinės Amerikos valstijos. Tačiau ir lietuviai Lino Butėno teigimu nesivelka eilės gale. Technologijos Lietuvoje esą galėtų vystytis sparčiau, jeigu būtų didesnis finansavimas. Kol kas studentai priversti sukti savomis lėšomis.